kiekvienam pirmojo važiavimo dalyviui palinkėsime, kad tas važiavimas visų pirma būtų sklandus, o kaip jau ten su Dakarliu nebus, pamatysime kiek vėliau. Tai Vladas Šaskino prašysime pakalbinti ir Kazimierą Jurginį, kuris, kiek žinau, tau padės komentuoti Sysą, sportišką žmogų, kuris irgi šiandien atsikėlė anksčiau kartu su visais ir jau yra gal maratono erdvėje. Labą rytą! Dėkoti miestiečiams ir gražu pasižiūrėti ir galbūt netgi lengviau pasiekti visus atstumus sostinės su dviračiu. Kiek jūs skiriate laiko dviračiui? Kiek jisai jums pagelbsti? Nežinau, kaip parlamentarui, kaip žmogui, kuris čia būna kiekvieną dieną miesto centre. Miesto centre tikrai su dviračiu važiuoju tik velomaratone arba iškretės varžybose, kai reikia ieškoti punktų. Šiek tiek tas mintis dalį išmesti, dalį sutvarkyti. Žmonių tikrai prijaučia dviračiams ir galų gale ar Seimas yra įsirengęs dviračių stovėjimo aikštelę? Taip, jeigu jūs ateisite prie Seimą, pamatysite, kad dviračius virtinimą stovėjimo aikštelė yra daug, yra ir rytinėse kiemuose, nes kartais ir kad ir šiaip pasiskolina kai kurių Seimo darbuotojų, Seimo narių nebuvo, bet darbuotojai žinot, tikrai buvo pasiskolinę dviračius. Šalia yra miesto dviračiai, ir pastebiu, kad arčiau keliaujantys darbuotojai daug, važiuoja jau gerą oro į darbą. Tai yra vaikų, kad šiandien maratone dalyvauja labai daug žmonių. Tai buvo daugiau sporto Seimo nariai. Bėgikai nemažai laiko skiria tam, kad pasiruoštų maratonams. Užtenka to pasiruošimo, jeigu 40 metų sportuoji, darai mankštą, dalyvauji ištvermės varžybose, dalyvauji humanitarinėse sporto varžybose. Išmingas įvykis metuose, kiekvieną vasarą, jau 5. vasarą iš eilės. Kokią reikšmę turi apskritai Lietuvos žmonėms? Nes čia bent jau šiais metais planuojame, kad turėtų būti ne mažiau nei 10 000 žmonių. Aš manau labai didelė reikšmė, nes dažnai kalbam, kad reikia. Vyko varžybose išryškėjo kaip labai gabus sportininkas, dar būdamas 18-19. Jaunas vaikinas Jurgis Taučius, kuris taip pat mėgina jau įeiti į dviračių. Tai Suomijos komandai valogį net atrodo 8 ar 6 puikios. Pasaulis nėra toks puikus ir kaimynas ir geras, kad jisai nenorėtų ką nors pasisavinti. 18 minučių lieka iki kilometrų distanciją važiuojantys sportininkai finišuoja atskirų jiems suformuotų koridorių kairėje Gedimino prospekto pusėje, nusukdami į kairę į Gynėjų gatvę. Ir visiems sportininkams akcentuoju, finišas bus rodomas juodai, balta, languota. Ištvermės, sėkmės, pasirinkti geriausią taktiką, galbūt vis, jeigu bus rūpinamasi, todėl nuo Liepos 1 ir buvo priimti pakeitimai, kurie nurodo dviratininkams dienos metu važiuoti arba įsijungus švitus kiekį 17 valandos ir juose tikrai atrasime laiko kiekvienam iš jūsų. Beje, kartu šalia Ergo kompanijos taip pat bus įsikūrę nuo 1 valandos ir policijos pareigūnai, kurie žymės dviračius ir kad nebūtų tokių vagysčių, apie kurias kalbėjo ponas Kazimieras. Pareigūnai jau imsis jūsų ir jūsų dviračių saugumu ir pirmą kartą mes registruosime, tiksliau policijos pareigūnai registruos jūsų dviračius į specialią elektroninę sistemą, kuri veiks visoje Lietuvoje, todėl vagystės atveju mes suradę jūsų dviratį iš karto galėsime
saugaus eismo ambasadoriui, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui. Prašau, ministre. Aš labai jūsų gausa, entuziastų ir laike vis gausėjančių būrių. Puiku, kad mūsų šalyje daugėja dviračių. Dviratis tampa vis populiaresnė susisiekimo priemonė, ne tik pakonkuojant, pramogaujant, bet ir vykstant į darbą ir mokslus. Žmonės dviračių... Informacijos, kurią pateiks mūsų teisėjas velomaratono. Kaip mes tarpiausiai mažiau teisėjai, paskui informaciją mėlyjei klausykite atidžiai. Labas rytas visų, pravažiuot lyderį, jeigu jie pasivys ratu. Sufinišavus po 10 ratų lyderiui, visiems lenktynės baigiamos. Finišuoja nugalėtojas ir visiems lenktynės baigiamos. Labai svarbu tie, kurie važiuoja penki. Jokių būdų rodys kiek ratų, 10, 9, 5. Jau likus 5 ratam, 4-5 ratam bus skambutis, reiškia paskutinis ratas. Nemėginkit važiuoti šią. Sportininkas ir laukanis varžybų, ar jis yra vaikas patyręs, visuomet starte jaudinasi žmonės. Tačiau, manau, įveikus pirmosius metrus, pirmą kilometrą, ypač pirmąjį ratą, visi jauduliai rimsta ir jis jau galvoja, kaip jau, įdėmiau, įveikti kartą. O tik atsikėlus penkiakovės, šiuolaikinės penkiakovės žvaigždė Edvinas Trumbutis, jo numeris 555 ir dar yra žodis teisėjas. Jeigu jisai atsirėmęs alkoholinės įvairą, tai manau jis ilsisi atsipalaidavęs ir Čia pokštas buvo. Jo, lieka 2 minutės. Kameros jau skraido, iš tikrųjų šiuolaikinės technologijos, taip, ministras duos startą. Susikaupimas tiesiog tvyro ore. Visada atidari rinktis prieš startą. Sekundės bėga. Lieka 1 minutė. Lieka 30 sekundžių. Penkiolika sekundžių. Penkios sekundės. Taigi, gausiais aplodismentais palinkime 4 Business City sportininkų grupę. Linkime jiems sėkmingo starto ir, žinoma, sėkmingai pasiekti finišo liniją. Įspūdinga sportininkų kolona jau pajudėjo Gedimino prospektu ir žadins visus vilniečius, kurie galbūt dar tik tai ruošiasi atvykti į velomaratono
erdvę pasirodyti Velomaratono trasoje, na, o mes po kelių ratų kartu su Vlada bandysime susisiekti su mūsų teisėjais esančiais trasoje ir pasidalysime, kaip sekasi šiems sportininkams rungtyniauti ir įveikti visą numatytą distanciją. Iš tikrųjų, pajudėjo apie 600 profesionalių sportininkų ir priminsiu dabar truputį varžybų istoriją. Aukščiausios... Jeigu yra komandos, kiekvienas komandos narys turi savo rolę. Ir kiekvienas komandos narys jam yra pasakyta, kokį sportininką globoti arba kokį sportininką kabutėse vesti. Čia, manyčiau, yra pavieniai sportininkai, kurie galbūt apsijungs su savo draugais, bičiuliais ir tiesiog trasoje jau sudarys tam tikrą komandą, sakydami, štai jūs lyderiai stipresni važiuoja į priekį, mes sėdime ant trasos, geras pirmajame oro. Sakyčiau, sąlygos tikrai puikios, norėtume, kad tokios sąlygos būtų ir toliau, ir kitoms grupėms. Jiems ypatingai, kaip startuos 14 metų. Ką jūs akcentuotumėt žiūrovams? Va dabar pravažiuos visi mūsų profesionalai, į ką akcentuojate apžiūrėti? Na, pirmiausia, nuo laiką jie važiavo visiškai lėtai ir matyti, galvodami, kad reikia taupyti jėgas antram, trečiam ar kitam. Kas atsitinka profesionaliam sportui, tarkim? Nuvažiuojant dviratininkai, kokios gali būti nelaimės, atsitikimai? Ir žinodami laiką, mes maždaug žinosime ir kokiu greičiu važiuoja sportininkai. Tai pirmieji šaukiniai jau čia, mašinos, motociklai, po to vyriausio teisėjo komanda. Ir mes matome, štai atvažiuoja stebėtinai greitai du sportininkai. 720. Čia yra Velomobilio atstovai. O čia jau mūsų pagrindinė grupė. Plojimai jiems 270. Marcikėnas Kalnas pirmauja iš Utenos sporto centro, taip? Štai taip. Plojimai jiems. Taip. Na, iš tikrųjų, grupė dar didelė darbo, kas jie važiuoja po Latvijos sporto centro. O dabar jau mes matome ir šiek tiek atsiliekantis matome, kad tai yra 50 km trasos dalyviai. Kaip vertinate laiką pirmo meto įveikimo? Laikas yra nuostabiai geras. Aš net neįsivaizduoju, kad taip jie greit važiuoja. Jeigu lyderiai pravažiavo per 17 minučių, vadinasi, greitis yra iš tikrųjų didelis lyderių greitis yra apie 40 km per valandą. Ir tai džiugina mus, nes sąlygos puikios. Puikios sąlygos ir gal dėl to jau greitis toks puikus. Plojimai, priminsiu žiūrovus, kurie stebi mūsų 5-ąjį velomaratoną ir čia vyksta 50 ir 100 km distancijų lenktynės. Paplokite, kuomet pravažiuoja dviratininkai. Tikrai jiems yra lengviau. Sako, tai dar miega Vilnius, žinokite, dar susirinks, pamatysite. Jūs, Kazimierai, pamatysite, jeigu buvote praeitose velomaratonuose, kiek čia susirinks mėgėjų. Jau turi galvoje mėgėjų dviratininkų. Mėgėjų dviratininkų čia susirinks kaip planavo. Susirinks 10 000. Manau, kad tiek nebus. Dėl tų šitų priežasčių. Bet tačiau bus jų labai daug. Ir tai bus tą masę sekti labai įdomu. Na, o čia važiuoja apie 600 sportininkų ir pasakyti kokį nors kiekvieno pavardę neįmanoma. Mes bandysime tik tai lyderius. Dešiniau vilkai, sako, dešiniau varžybų vyriausiasis teisėjas.
Dešiniau laikykitės dviratininkai. Primenu vėl žiūrovus, kad reikėtų paploti. Jeigu jau atėjote stebėti 5 maratoną, tai jau ir nusiteikite palaikyti mūsų važiuojančius dviratininkus. Beveik jau 20 minučių praėjo nuo starto paskelbimo. Kaip minėjo mano kolega Kazimieras, kad dviratininkų laikas yra neįtikėtinai geras ir jau matau, kad po truputį pradeda lynoti. Taip, bet mes tikėkimės, kad lietus nepakiš kojos mūsų sportininkams ir kaip vakar jie ir palinojo, tai iškrito visi 3 lašai ir vėl turėjome gražią dieną. Vakare dar truputuką palijo, tai tikėkimės, kad bus dėkingas sekmadienis mūsų dviratininkams ir danga netaps slidi ir kiekvienas posūkis bus įveiktas sėkmingai. Na, o tie, kurie tik dabar prisijungė prie velomaratono stebėtojų, tai mes primename, kad dabar jūs matote važiuojančius Squadron Business City sportininkus ir tai yra pirmieji šiandien velomaratone startavę dviratininkai, tarp kurių važiuoja ir visiems gerai pažįstami sportininkai. Tai Ramūnas Tavardauskas, Edvinas Krungolcas, na ir visa armija tų, kurie nori būti bent jau kažkiek panašus į juos ar kartu pravažiuoti velomaratono trasoje. Taigi visiems linkime sėkmės. Kol dviratininkai važiuoja, aš turiu svarbios informacijos, kas šiandien vyks čia velomaratono erdvėje ir man džiugu pranešti, jog pagrindinio velomaratono partnerio Ergo draudimo grupės sumanytojai šiandien yra įkūrę specialias dirbtuves, kuriuose svarbiausias dalykas tai yra saugumas. Ir mes norime jums pasakyti, kad mada tai yra ne tik gražu, bet ir saugu. Taigi mada, kuri saugo. Kiekvienas dviratininkas čia gali tiesiog pasigaminti arba pasitobulinti savo dviratininko marškinėlius taip, kaip jam atrodo yra gražiausia, kaip jam atrodo geriausia. Na, mūsų specialistai pasirūpins, kad tas patobulinimas dar virstų ir pačiu didžiausiu saugumo kelyje, kad jūs būtumėt geriausiai matomi. Kaip jau žinome, nuo Liepos 1 pasikeitusios saugaus eismo taisyklės įpareigoja dviratininkus visos dienos metu įjungti du žibintus, baltos ir raudonos spalvos, arba dėvėti visoje minioje išskirsiančius marškinėlius, kuriuos galėsite drąsiai dėvėti dienos metu, kurie jums atstos liemenę dienos metu. Bet žinoma, reikės nepamiršti būtinai įsijungti ir šviesos žibintus ant dviračio, tai yra baltos ir raudonos spalvos. Taigi aš noriu priminti, kad mada, kuri saugo Ergo grupės palapinėse, šiandien mes turime netgi 3 profesionalius dizainerius. Tai yra 3 palapinės skirtingų pavadinimų. LT Identity dizaino studija, taip pat dizaino studija March ir dizaino studija Pure. Jie zonų, kuriuose galite surasti savo naudingų veiklų, gauti naudingos informacijos. Taip pat foto knygynų gamintojas Zoombook kviečia įamžinti gražiausias renginio akimirkas ir perkelti nuotraukas į aukštos kokybės foto knygyną. Visiems velomaratono dalyviams Zoombook dovanoja nemokamą dviračių mylėtojų foto.
Patentuot. Tak, no, mačiau jie neliūnė, tai čia Sėdi kažkai taip ir nuveštam dėmę, kaip motociklą. Paulius. Zgłoszenia posłuchał.
Ką? Vakar